Tai skaičiai yra tokie 118 su generolais, pas mus susirinkę atvažiavę 2 generolai, tai Tomas ir Arvydas, turim paramediką Audrių, sakau iš anksto dėl to, kad nepamirščiau vardo kaip praeitą kartą, kas man labai gėda. Tai va, tai šiandien norėčiau šitą patrioto žaidimą pradėti nuo to, kaip sako moteris. Norėčiau pasveikyti brudus, sutrius, netikėlius, kurie nemyli, negerbia, ko ten dar nedaro. Namie nebūna. Namuose nebūna, neperka auskarų, vienu žodžiu, tie, kaip sakant, tie, kurie yra žemiau plintuso, tai aš noriu pasveikinti tėčius. Už jų stiprybę, už sveikatą, už ištvermę gyventi su moterim, dėl kurių mūsų iš rojaus išvijo. Įsivaizduokit, dabar gyventume rojui. Alus nemokamai, sofą žais kiek nori, viskas. O čia šetą obuolį suvalgė ir pendelis išidino ir va čia trūkėsi dabar Marijos žemės. Tai va, tai čia yra daug jaunuolio, suprantate. Grįžtat, nepamirškit pasveikinti savo tėčių. Jiem yra labai svarbu. Tai va, gerai, tai dabar Arvydai teisingai pasakiau, ne? Viskio? Ne. Aš tai kažkada esu gavęs dovanų ant akmenuko užrašyta tam kažkas, tai va, esmė nepamiršti. Tai va, gerai. Susirinkom pažaisti patriotą, tai tradiciškai niekas pas mus nesikeičia. Čia aš įteiksiu vienam žmogui apdovanojimą. Tai tas žmogus yra unikalus, suprantat, jisai iš toli atvažiuoja baisiai, suprantat, jinai maždaug už 1000 kilometrų jis gyvena. Taip, Vitalijau? 1500, tai jisai atvažiavęs jau yra 5 kartą, tai yra 1000 mylių vis vien gauna. 1500 kilometrų, tai yra toksai Raikardas, jisai yra vokietis, atvažiuoja į Lietuvą ir atvažiuoja į regioną, tai mes jam norim įteikti eilinio laipsnį, nes jis 5 kartą atvažiavo ir patrioto ančiuvo mažiuką. Gerai, tai dabar brolis skelbtų, mes įteiksime apdovanojimą. Taip, patrioto ženklai. Aivaras Žemaitis. Valdas Vazgys. Gytis Matačiūnas. Bronziniai patriotų kryžiai Audrius Graužinis. Adomas Aleksandravičius. Čepas Pijus. Dovydas Kubilius. Dovydai, jau reikėtų rašyti savo parašą.